Parodoj tai patikrinau virš 100 žmonių per 3 dienas ir tokia tendencija dar, jau ne tik parodoj, bet ir per visą tą laiką su tuo analizatorium, kai dirbu, pastebėjau tokį dalyką, kurie mano pacientai naudoja gerasias bakterijas, dievų maisto gėrimus, kas vartoja, dažniausiai nėra SIBO sindromo. Aišku, būtų gerai buvę patikrinti, ar buvo anksčiau, čia klausimas, bet mes to nepadarėm. Tik taip man toks pastebėjimas yra. Šiaip SIBO sindromas, tai turbūt visi interneto platybėse rasit, kas tas yra, kada iš storosios žarnos bakterijos patenka į plonąjį žarnyną ir jos ten bujojasi. Gali ir geros bakterijos, gali ir nelabai geros bakterijos ten išsibujoti, nuo to priklauso, kokia ta bus intoksikacija organizmui. Dažniausiai tai pučia vidurius, kieti viduriai, suvalgom obuolį, rūgštų kietą, tokį su ląsteliena, pučia vidurius, salotų pavalgom, pučia vidurius, kopūstų pavalgom, tai tokia reakcija, arba fruktozės, kažką tai saldžių vaisių pavalgius, pučia vidurius. Tos bakterijos, kai išsibujoja plonajam žarnyne, jos išskiria metano ir vandenilio dujas ir plus intoksikuoja organizmą savo tais išmatom, nuodija organizmą. Visą tai per plonąjį žarnyną patenka į kraujotaką ir mes per plaučius išpučiam. Už tai analizatoriaus pagalbų pučiant galima aptikti, ar yra tai problema, ar nėra tai problema. Aišku, tos vidurius gali pūsti nebūtinai SIBO sindromas, ten yra kitokių faktorių, patologinių bakterijų išbujojimas gali tą duoti. Šiuo atveju kalbam apie SIBO sindromą. Aptikus šitą problemą galima sutvarkyti ir paprastais būdais. Yra medikamentiniai būdai, ten, kiek žinau, viena klinika Kaune yra, kuri ten stacionariai tyria ir jau kaip diagnozę nustato, skiria ten medikamentus, specialius antibiotikus, kurie veikia tik tais žarnyne, į kraujotaką nepatenka. Tai čia kiekvienam žmogui pasirinkti, koks būdas priimtinesnis. O kaip tą dalyką dabar susitvarkyti? Tai kaip sakiau, du būdai. Vienas tai farmacinis būdas su antibiotikais, o kitas būdas jau tada teks pas mane į konsultaciją ateiti. Visų pirma pasitikrinti, o antras skiriu tada visą kompleksą. Vien neužtenka ten, sakykime, kažkokių tai bakterijų panaudoti ar kažkokio tai fermentuoto gėrimo pagerti. Visas kompleksas. Turim padaryti, kad būtų daugiau skrandžio rūgšties, daugiau tulžies, atstatyti laktobacillus reuteri populiaciją, nes tai vienas iš tų muitininkų, kur saugoja čia, kad iš storosios žarnos niekas neįlysta. Tai tokių faktorių nemažai yra, kuriuos reikia sutvarkyti.